Einam. Sveiki. Labą dieną. Matau pas jūs daug aparatų čia labai. O mano plaukai labai netvarkingi. Galit sutvarkyti mano plaukus, nes jie garbanoti. Ačiū labai. Orestas nemėgsta kalbėti apie save. Nenoriu dėl to, kad man atrodo, kad kalba apie save tik tais merginos, o vyrus turi liaupsinti kaip tik ir jos. Pačios merginos, o ne mes patys save. Gerai, kad Šiaulių chore dainuoja Dovaldė, tikra Oresto sesuo. Ji daug apie brolį gali papasakoti. Jis turi gerą klausą, turi gražų balsą. Tėvams su pirmu vaiku labiau pasisekė, su antru nelabai. Orestas visą gyvenimą su dainavimu nieko bendro neturėjo. Jis fizikos magistrantas. Mane draugai dažnai pavadina geriausių dainininkų tarp fizikų ir geriausių fizikų tarp dainininkų. Sesuo jo balsą vertino teigiamai ir atsivedė paskui save į choro atranką. Klausyk, fizikas, kokiu principu šitos žnyplės tiesina? Kokiu dėsniu? Šiaip turėtų būti kažkoks termoelementas, kuris priglunda prie tavo plaukų. Gerai, nieko nesupratau, bet aišku. Dovaldė dainuoja nuo sauskelnių periodo. Ir ji buvo kiek aukštesnėme lygmenyje nei tie, kurie vaikystėje dainuodavo ant taburetės. Visi pradėjo ant taburetės savo karjerą, o aš pradėjau ant skalbimo mašinos. Su Dovaldė tikrai nenuobodu. Mergina kritiškai vertinusi savo sudėjimo minusus visai nesijaudina dėl aplinkinių nuomonės. Taip, aš esu hiperaktyvus žmogus. Mane labai sunku sustabdyti, tai sako ir tėvai, ir visi aplinkiniai. Kas eina širdies, tas širdį ir paliečia, tai vienas mėgiamiausių Dovaldės posakių. Ir turime pasakyti, kad tai labai panašu į šiuos, seserį ir brolį. Čia chorkarai. Šiaulių choras Chameleonas. Chorą galite palaikyti numeriu 8800 777 03 tango. Pavasaris primezgė daug obuoliukų, baltinių ir netgi žieminių, o saulė auksiniais, šiltais bumbuliukais jau šoka ant namo langinių ir gal jau vienatvės daugiau nebebus. Jauki šiluma saugos mano namus. Bučiukas prieš miegą, tušinė kepurė, vidaus jau neturi, nes šyla ir šaltis visus jau palieka, tikėtis belieka, kad miško šiputė į samanas bels. Bels, bels, bels. Jauki šiluma iš miego prikels. Dėl tavęs žolė žydėjo, tik dėl tavęs širdė žadėjo. Dėl tavęs žievė obels. Kiškiams pasakė užteks, nebegraušit manęs. Pavasaris primezgė daug obuoliukų, baltinių ir netgi žieminių, O žvirbliai prilesa mažų kirmeliukų, sukiojęs ant namo langinių. Ir gal jau vienatvės daugiau nebebus. Bus, bus, bus. Jauki šiluma saugos mano namus. Dėl tavęs žolė žydėjo, tik dėl tavęs
Kiškiams pasakė užteks, nebegraušit manęs. Dėl tavęs žolė žibėjo. Tik dėl tavęs šitaip žadėjo. Dėl tavęs žavėjo obels. Kiškiams pasakė užteks. Dėl tavęs žolė žibėjo. Tik dėl tavęs šitaip žadėjo. Dėl tavęs žavėjo obels. Kiškiams pasakė užteks, nebegraušit manęs. Bravo, bravo, bravo. Choras, kuris visuomet mane nustebina. Nerealieji, kūrybiškieji, fantastiškieji šiauliečiai. Puikus, fantastiškas pasirodymas. Dar ir dar kartą. Ačiū Jums, komisija. Viktorija. Na, kadangi aš esu iš Šiaulių, tai pirmą pagrėbiau mikrofoną. Ir mačiau tą panterišką žvilgsnį. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, labai noriu pasidžiaugti, kad esu iš Šiaulių ir jūs tikrai labai puikiai dainuojat. Mes irgi džiaugiamės. Ir jeigu Jonavos chorui pritrūko pavasario, tai čia šito pavasario buvo per akis ir kaip ir priklauso tango šokai, čia buvo ir seksualumo, ir moteriškumo, ir obuolių. Priklauso šiauliams. Labai ačiū Jums, puikus pasirodymas. Dar viena puikiai dama iš Šiaulių, Kristina. Šitas choras viso projekto metu mums pristatė ne vieną nežinomą dainą. Puikios aranžuotės, puikiai išdėstyti balsai. Kiekvienas pasirodymas buvo ir yra mažas spektaklis. Jūs esate verti finalo. Ačiū Jums labai. Aš labai džiaugiuosi, kad čia buvo žmonos ir vyro santykiai, nuo Adomo iki Ievos. Ir suprantat, jūs kaip gyvatės, šitie rūbai parodo, kad suprantat, tai yra, čia yra Senasis testamentas, Biblija. Kai žmona reikia jai obuolį į burną dėt. Viskas čia tobulo. Arba vyrui obuolį į burną. Man tai tik tai produktų gaila, o taip galit vertinti. Ir kodėl šiaip visų kojos sužalotos dabar? Kas čia buvo? Pirmoji nuodėmė. Sadomazochizmas, normalu. Dėmesio. 10. Gerai. Vitalijui nuodėmės nepatinka. Dėmesio. Aš pastebėjau, kad čia ir žiūrėkite tą obuolį, kurį aš turiu. Taigi šiauliečiai čia bandė prakišti paslėptą Apple reklamą. Žiūrėkit. Nu, pinigų daug uždirbot. Gerai, žiūrim, kaip balsuoja mūsų žiūrovai. Ar jie palaiko šiauliečius? Jėzau, kokie skanūs šitie obuoliai.